Gerai savijautai gali būti ir yra naudinga mityba, kurioje daugiausiai dėmesio skiriama visaverčiam, neperdirbtam maistui. Šiame tyrime buvo nagrinėjamas ryšys tarp nerimo ir depresijos simptomų bei Viduržemio jūros regiono dietos. Tyrime dalyvavo reprezentatyvi suaugusiųjų Izraelio gyventojų imtis. Tyrimo metu nustatyta, kad kuo nuosekliau laikomasi šio mitybos plano, tuo mažiau pasireiškia nerimas ir depresija. Poveikis matėsi ir priešinga kryptimi. Didesnis perdirbtų maisto produktų vartojimas buvo susijęs su padidėjusiais nerimo ir depresijos simptomais. Žinoma, švari mityba yra kur kas platesnė sąvoka ir ne visi mes gyvename Viduržemio jūros regione, kad galėtume lengvai jos laikytis. Tačiau jau žinome daugybę priežasčių, kodėl Viduržemio jūros dieta yra veiksminga. Ir tai gali padėti mums sukurti savo vietinius, sveiko, skanaus ir maistingo maisto gaminimo būdus. Su šlakeliu alyvuogių aliejaus. Kodėlgi ne? Skanaus, taikos ir ramybės.